Kultūra čia ir dabar. Afiša. Darbo dienomis nuo 13 valandos. Labadiena, sakau visiems radio stoties FM99 klausytojams, studijoje prie mikrofono Aušra Plonytė. Šiandieną kviečiu pasikalbėti apie teatrą ir ypatingai smagu teatro mylėtojams, kuomet į mūsų miestą atvyksta, retai čia užsukantys teatrai. Šį kartą Alytų aplankys šeštadienį aktorių ansamblis Degam, kuris parodys 2 dalių komediją Tetos. O šiandieną aš kalbuosi su šio spektaklio režisieriumi Juozu Javaičiu. Labadiena. Labadiena. Labai smagu jūsų sulaukti čia Alytuje, tad aš iš karto ir skubu klausti. Tetos, toks apie moteris tikriausiai spektaklis, galbūt jūs galėtumėte šiek tiek papasakoti, ką čia bus galima pamatyti. Kaip jūs įsivaizduojate tetas? Bet būna ir kitų personažų šalia tikriausiai. Aš tikiuosi, kad pirma asociacija, kai pasakome žodį tetos, tai matom tokias vyresnės moteris, senutės, ar ne? Dažniausiai. Mūsų spektaklis vadinasi Tetos, bet iš tiesybės į Alytų atvažiuoja 6 jaunos, gražios, šaunios aktorės. Mano buvusios studentės, aktorių ansamblio Degam narės. Spektaklis, kurį vežame į Alytų, yra visiškai unikalus savo gimimo istorija, nes spektaklis sukurtas remiantis autobiografijomis aktorių. Buvo pasirinktas toks spektaklio kūrimo metodas, kad mes susitikdavome su aktorimis ir kalbėdavomės apie mūsų artimuosius, apie mamą, apie tėtį, seses, brolius, apie vaikystę, žinoma, ir apie tetas. Paaiškėjo, kad teta galima tapti ir gana jaunam amžiui, tarkim, ir kokios 12 ir 13 metų jau taip tik susiklosto giminėje, kad žiūrėk, kas nors jau yra teta. Ir aktoriams buvo duotos užduotys pasakoti iš savo gyvenimo įvairiomis temomis, pradedant vaikystę ir baigiant senatve. Aš gerai įsidėmėjau tas istorijas, o po to paprašiau jas pakartoti. Kartoti sekėsi blogiau, tada aš primindavau aktoriams istorijas ir taip gimė serija scenų, iš kurių susideda spektaklis. Scenos ir linksmos, ir graudžios, ir romantiškos, ir ironiškos. Žodžiu, kai paaiškėjo, kad aktorės tuos pasakojimus turės suvaidinti ir kad į tuos spektaklius ateis galbūt ir jų tėtės, mamos, apie kuriuos pasakojama spektaklyje, staiga sakė, ne, režisieriau, aš šito negaliu vaidinti, ką pagalvos mano mama, ką jinai apie mane pasakys. Tuomet sakau, gerai, susikeiskit, tada tu atiduok savo istoriją kolegijai, tu paimk kolegijos istoriją. Pagalvojo viena aktorė, sako, ne, aš savo istorijos niekam netiduosiu. Žodžiu, baigėsi tuo, kad jos vaidina savo tikras istorijas. Atėjo mamos, atėjo tėtis, buvo daug karščio. Ypatingai spektaklyje žiūrovams patinka aktorės Virginijos Kuklytės kuriamos scenos su jos smagia, dzūkuojančia mama. Ir sakau, kaip Virginija mama ištvėrė, sako, mačiau, kaip sėdėjo ir žiūrėjo, žinai, visą susikaupusi, bet po to suprato viską, nusijuokė, sakė, tebūnie. Ir dabar mūsų aktorių mamos ir tėčiai yra geri mūsų trupės draugai. Aš nežinau, ką aš turėčiau dar papasakoti. Aš dar norėčiau jūsų paklausti, iš tikrųjų. Štai tas toks spektaklio kūrimas, kuomet nėra parašyta jokios scenarijaus, aktoriai negauna jokių tekstų, viskas tiesiog gimsta iš jų pačių patirties. Tai ta riba, kur yra teatras ir kur yra gyvenimas, ji tampa labai labai tokia siaura ir trapi. Ką jūs apie tai galvojat? Iš tiesybės, kalbant apie nūdienį teatrą, reikėtų pasakyti, kad teatras, kuris atsidūręs stipriai konkurencijai su televizija, su kinu, turi ieškoti savo kelio, savo kalbos. Ta mes ir bandėme daryti spektaklių Tetos. Dabar, kai
kiekvieną vakarą per televiziją vyksta daugybė realybės šou, kur kameros braunasi į žmonių asmeninį gyvenimą, lenda net po antklodę. Teatras lyg ir turėtų ieškoti kitos kalbos. Ir tampa aktualu ir įdomu teatre, kas iš tiesų autentiška. Taigi istorijos, kurios suvaidinamos scenoje, jos yra tikros. Bet, žinot, be išmonės kūrybos nebūna. Yra ir kažkokia dalis išmonės, bet mes palikim, kad tai, kas yra išmonė, o kas tiesa, kad tai nuspręstų žiūrovas pažiūrėjęs spektaklį. Kai, kaip sako viena iš personažų spektaklio, viena teta Evelina spektaklio pabaigoje, ir nebūtina visko tikėti, ką čia matėte ir girdėjote. Tai tiesiog toks čia teatras. Palieka teisę apsispręsti, tikėti tuo, kuo nori tikėti. Bet aš manau, kad paprastai žiūrovai išeina, sako, ir prisijuokiau, ir prisiverkiau. Nes scenos labai kontrastingos, juokinga scena keičia dramatišką, net dramatišką sceną, groteskinė scena. Daugelis tiesiog atpažįsta save, prisimena savo vaikystę, savo tėvus, sako, ir man tai būna. Pavyzdžiui, spektaklėje yra 5 monologai apie mamą. Labai skirtingų nuotaikų. Ir, teko nekartą girdėti žiūrovų, sako, aš taip, man irgi taip yra, arba aš taip irgi galvoju apie savo mamą. Iš tiesybės spektaklis džiugina žiūrovus savo tą galimybę, kurią jis suteikia atpažinti save ir patirti tokį spektaklio džiaugsmą. Mes tą dieną aktorių ansamblis Degam šeštadienį, vakare Alytaus miesto teatre suvaidinsime tetas, o 11 valandą mes norim pakviesti ir jaunosius žiūrovus, mes parodysim spektaklį Zita Pelytė pagal labai garsaus ir populiaraus rašytojo vaikams Vytauto Landsbergio jaunesniojo pasaką. Pas mus tą spektaklį pastatė režisierius Albertas Vidžiūnas ir vienas iš aktorių, Rokas Petrauskas, kuris tame spektaklyje vaidina tokį įspūdingą personažą, Varną, sukūrė muziką ir spektaklyje daug muzikos, daug išdykavimo, žaidimo, jis paprastai labai patinka vaikams, tad kviečiame ir į rytinį spektaklį Zita Pelytė. Jis paprastai labai patinka vaikams, bet aš manau, kad ypatingai Vytauto Landsbergio pasakos ir dar štai taip pristatytos scenoje, jos puikiausiai turi patikti ir suaugusiems, kurie ateis su vaikais. Tai visada mes jau, kai statome spektaklius vaikams, tai pasistengiame, kad ir tėčiams ir mamoms nebūtų nuobodu. Jiems taip pat yra potekščių palikta tokių dalykų, kurie galbūt vaikas nesupras, bet suaugęs supras, galų gale mes visi vaikai buvom. Kažkokių vėlgi atpažinimo momentų greičiausiai galima rasti. Jei jūs nieko prieš, aš dar truputėlį norėčiau grįžti prie spektaklio Tetos, nes man žinote, kas pasirodė įdomu. Štai anonse tarsi tetų sakoma, kad tai galimybė moterims kritiškų žvilgsnių su šypsena pažvelgti į save, nuo vyrams tiesiog pabandyti suprasti moteris. Tai man toks klausimas iškilo, kaip režisieriui vyrui štai sekasi kurti spektaklį apie moteris. Ar nėra tai toks keblus dalykas? Ir kodėlgi turėtų būti keblus. Na, sunku moteris suprasti, sako. Lydi mūsų visą gyvenimą ir mes jas matom, stebim, aš kaip režisierius taip pat stebim moteris ir galbūt iš šono netgi galima geriau ir jautriau pažvelgti, kartais ironiškai, kartais kaip tik giliau pažvelgti, bet aš turiu puikias talkininkės pačias aktorės, nes jos atskleidžia tuos charakterius ir tuos personažus. Pavyzdžiui, spektaklį yra labai šarminga blondinių scena. Reiškia, kur mergaitės išeina į sceną dainuodamas būk konkurencinga meilės srityje. Tai kaip mes prisižiūrim visokių pupyčių ir taip toliau, tai norisi kartais iš jų ir paironizuoti jų atžvilgiu.
žvilgsnis į mamą, arba žvilgsnis į savo paauglystę arba vaikystę, tai nesudėtinga atpažinti ir perteikti. O štai spektaklio tokia forma, kuomet, įvairios skirtingos scenos, autobiografinės scenos, nebuvo baisu rizikuoti ir štai statyti, kuomet Lietuvoje, yra teatrų, kurie, kaip vizitinė kortelė, jų štai toks yra, sakykime, spektaklio tipas. Ir būtinai reikia tą spektaklį pažiūrėti, kad suprastumėte, jog tai yra labai smagu žiūrėti tokio pobūdžio vaidinimą. Jūs beje, pristatydamas spektaklį, pasakėte, kad spektaklis 2 dalių. Spektaklis yra iš tiesų trunka apie 1:40 ir yra be pertraukos. Vienas Vilniaus teatras paprašė, kad mes suvaidintume su pertrauka spektaklį būtinai. Ir aš ilgai laužęs galvą, kurį čia vietoj tą pertrauką padaryti, galų gale nesutikau. Ir žinot kodėl? Todėl, kad spektaklis, tos scenos spektaklyje sukomponuotos tarytum koks korys. Viena scena papildo kitą. Vienos scenos asociacijos perkelioja į kitą sceną. Ir tik pažiūrėjęs visumą, gali suprasti, kas tos teatros. Teatros, aišku, pavadinimas ironiškas, nors iš tiesų yra viena scena, kuomet visos šitos jaunos mergaitės, aktorės, tampa tokiamis gana linksmomis senėmis. Tai, žodžiu, pavadinimas irgi pateisintas. Ir iš tiesų, jeigu spektaklis prasideda nuo vaikiškos lopšinės ir nuo kūdikėlio parvežimo iš ligoninės po gimdymo, tai baigėsi linksma senučių scena. Tarsi visas gyvenimas, ar ne? Tai tarsi visas gyvenimas žmogaus prabėga pro akis ir aš manau, kad žiūrovas pats sugebės tas scenas sujungti asociatyviai savo vaizduotėje. Man atrodo, kad yra neįdomus toks teatras, kuriame žiūrovui nėra kas veikti. Aš suprantu, kad yra labai populiarūs dabar komerciniai teatrai, kuriam ateini spektakliai, kuriame ateini ir viskas tau sukramtyta. Panašiai kaip kokiuose realybės šou. Aš manau, kad spektaklis yra mąstančiam žiūrovui, galvojančiam, kuris nori praleisti laisvalaikį prasmingai. Tai spektaklis teatras yra būtent toks. Tai jūs ir manote, kad šiandieną teatro paskirtis būtų tokia, ne tik ateiti lengvai taip pasijuokti, praleisti laiką, bet vis dėlto ir pamastyti kažką giliau? Taip. Spektaklis ten nepasižymi kažkokiu ypatingu giliu, bet jis pasižymi tikrumu, nuoširdumu, betarpiškumu. Toks įspūdis, kad viskas yra pasakojama apie tave. Tai labai malonu atpažinti, juk teatro ir yra tokia paskirtis. Atpažinti save, pamatyti save kitaip. Todėl mes ir anonsuojame spektaklį, kad moterims bus įdomu pamatyti save iš šono, vyrams bus įdomu pamatyti kažkokių tai naujų spalvų apie moteris ir suprasti galbūt apie moteris, kurios yra šalia jų. Aš nežinau, kaip FM99 klausytojai mane tikrai sudomino ir aš tikrai ketinu ateiti pamatyti tetas ir galbūt pavyks kažkur atpažinti pačiai save. Aš pabaigoje tik norėčiau Jums užduoti paskutinį tradicinį mūsų klausimą. Ar Jūs galėtumėte pabaigti sakinį "man patinka"? Man patinka... Dieve. Man patinka, kad šeštadienį, kai mes atvažiuosime į Alytų, pagaliau ateis pavasaris ir bus šilta graži diena. Man irgi labai patinka ši Jūsų mintis, tad dėkoju Jums ir tikrai tikiuosi, kad Alytuje švies saulė, o mes Jūsų lauksime čia. Ačiū Jums labai. Priminsiu, kad kalbėjausi su spektaklio Tetos režisieriumi Juozu Javaičiu. Visus kviečiame į Alytaus miesto teatrą jau šį šeštadienį. Komedija Tetos – tai galimybė moterims su šypsena pažvelgti į save, o vyrams pabandyti suprasti moteris tokias, kokias jos yra. Tetos Jūs kviečia į pasimatymą balandžio 13 dieną 18 val. Alytaus miesto teatre. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos telefonu 1588 arba bilietai.lt.